Ar tai protingas pasirinkimas ar rinkodaros gudrybė? Šiandien apžvelgsime naują Philips Sonicare 3100 dantų šepetėlį ir patikėkite, Philips sukėlė sumaištį. Toms iš Baltzobi. LV. Iškart prie reikalo. Jei ieškote naujos Sonicare, šis modelis gali būti geriausias pasirinkimas, tačiau yra svarbus, bet dėl modelių pavadinimų, kurį turite žinoti prieš pirkdami. Philips mėgsta sudėtingus. Jie išleido naują šepetėlį, pavadindami jį kaip senąjį 3100. Šiuo metu parduotuvėse yra du labai skirtingi dantų šepetėliai su tuo pačiu pavadinimu. Šiandien peržiūrėsime versiją. Atskiriant. Pažvelkite į dėžę ir ieškokite intensyvumo lempučių. Komplekte yra VSB įkroviklis ir vienas keičiamoji galvutė. Taip pat yra komplektai su kelioniniu dėklu. Kalbant apie dėklą, naujasis yra kompaktiškesnis, o tai puiku kelionėms, tačiau jame nebėra vietos mažam dantų pastos tubeliui, kaip buvo senajame modelyje. Tai mažas trūkumas, bet svarbus tiems, kurie priprato prie senesnio dizaino. Senuosiuose dėkluose taip pat buvo specialiai skirta vieta du keičiamoms galvutėms, dabar tik vienas. Bet mes pabandėme ir vis tiek pavyko įdėti ir antrą keičiamą galvutę. Oficialiai šis modelis šiuo metu yra prieinamas 4 skirtingomis spalvomis, tačiau, sprendžiant iš patirties, realybėje greičiausiai bus prieinamos tik 2. Pagrindinė naujovė, nors režimas vis dar yra tik vienas, dabar intensyvumą galima keisti rankiniu būdu 3 lygiais. Senajame modelyje tokių opcijų nebuvo. Kas liko? Dantų šepetėlis turi 62,000 judesių per minutę. Ji turi 2 minučių išmanųjį laikmatį su 30 sekundžių signalais skirtingoms zonoms, kad būtų tolygiai valomi visi dantys, taip pat turi slėgio jutiklį, kuris apsaugo dantų emalį nuo pernelyg stipraus šveitimo. Kaip jau žinote, mums patinka kruopščiai išbandyti visas dantų šepetėlės ir mes jų visada negailime. Pirmiausia, atlikome smūgio bandymą ir išmetėme ją iš maždaug 1 metro aukščio ant grindų 3 skirtingose pozicijose. Rezultatas – nėra defektų, dantų šepetėlis veikia puikiai. Vandens bandyme dantų šepetėlis praleido 2 minutės, visiškai panardintas ir įjungtas. Šį bandymą dantų šepetėlis taip pat išlaikė. Pagrindinis klausimas – ar ji tinkamai valo dantis? Naudoju apnašų indikatoriaus tabletės, kurios nudažo apnašas ant dantų ryškiai violetinę spalvą. Kaip matote, violetinį atspalvį dantų šepetėlis pašalino lengvai. Ji valo taip pat gerai kaip Sonicare modeliai, kurie yra žymiai brangesni. Taigi, jei nenorite permokėti už nereikalingus režimus ir programėlės telefone, 3100. Serijos modelis šiuo metu yra idealus variantas. Tai tinkamas modelis, jei niekada anksčiau nenaudojote elektrinės dantų šepetėlės, nes per pirmuosius 14 valymo kartų dantų šepetėlė pati palaipsniui didina galią. Pradėsite nuo mažiausios galios ir pamažu pereisite prie optimalaus lygio. Jei šis dantų šepetėlis jums patiko, nuorodą į jį rasite vaizdo aprašyme. Atminkite, visi produktai jau yra pas mus. Užsisakykite šiandien ir atsiimkite iš karto mūsų parduotuvėje arba pasinaudokite pristatymu į paštomatą.